Nu ką, mano grožis laukia. Laukia rytojaus. Mano kambarys šiandieną aš miegu čia. Dar truputėlį dalykėlių, ką reikės pasidaryti. Mano vėlimas ten visą viršui. O dabar čia dar laukia mano rožių žiedlapiai to darbas. Manęs lauks ponia. Su šampano taure. Jėzu, kaip laukia po tokio sunkaus darbo, tiek visko ten darėm apačioj. Tai laikas man pailsėti, pabūti su savimi. Taigi, einu enjoyinti savo laiką. Iki rytojaus. Nu ką, labas rytas, reportažas iš nuotakos balkono, vestuvių rytą. Laukia nuostabi diena, turėtų būti be lietaus ir 26 laipsniai. Įėjimas į mano kambarį, o technologijos jau niekis, kai atvažiuosiu. Vau, tiesiog nerealu. Kalbant apie mane, atsikėlus 7 ryto. Vaizdelis turbūt nekoks kol kas. Sumiegojus gal 4-5 valandas. Tai ir pastaruoju metu labai mažai miegodavau, bet anyway. Vakar dekoravimą baigiam labai vėlai, 11 gal valandą, po 11 dar kol kitus dalykus susitvarkiau, kai jau išvažiavo chebra. Nes mano draugė su vyru padėjo ir, aišku, mano būsimas vyras. Tai vat, tai dar po to dar pasėdėjau šiek tiek su kai kuriais dalykėliais, dar nuėjau į vonią pagulėti. Karštą vonią norėjau pasidaryti, bet kažkaip nepavyko padaryti karštos vonios, nes prisipyliau vonią, daviau biškį pabūti, nes norėjau pabaigti ten rašyti mes vokelius. Ir kol surašiau, atšalo. Tai atėjau tokį drungną vandenį, pagulėjau, atsigeriau šampano. Ir esu dar balsas net neatsibūdęs. Tai va. O šiaip jaučiuosi gerai, jaučiuosi rami, nestresuoju, nepanikuoju. Nežinau, tokias geras, jaukias nuotaikos, šiltos. Darbai vyksta. Arka atvežė, montuoja. Nice. Aš toks tau servetėlės. Fotosiena. Va, nuotaka ruošiasi. 5 minutės iki vestuvių. Kaip jaučiamės? Cheers! Darbai vyksta. Makiažiukas jau pasidarytas. Gal nenufilmavau, nes pamiršau. Tiek visko vyko. Laukučiai jau irgi į pabaigą. Jėzu, kaip gražiai. Labai gerai. Va, visas žiūrėk pagalba. Bendrom jėgom. Vienu žodžiu, fotografas. Kirpėja ruošiamės. Nelė laukia. Ne, pasikuriam, kaip ten sako. Važiuojam, Jessica! Kaip fotografas. Šipsokitės, kol dar dantis turi. Tokias karačiai. Tokia visą valandą fake žvengas. Aš galvojau, kaip aš čia lysiu tą suknelę, čia į galvą tik išlys. Čia? Jo, būtinai. Kaip ačiū labai. Nu, ačiū labai jums. Ačiū, kad važiavot už tą grožį, už viską. Liuks.
Nu gal užteks, aš nežinau, tu ką žinau. Užteks gal? Užteks, pilnas. Jo, viso, užteks. Ant pirštukų galų šitą koją. Taip labiau. Ne, kitą. O ir čia žiūri tiesiai mane, žinai? No pressure, bet 4 fotikai. Eina į visukas ir sakau. Į tą pusę, į kitą ir į apačią žvilgsniukas, kitą. Vo, į apačią žvilgsniukas eina. Ok. Aš sakau, nereali. Čia pažiūrit? Ir dar vieną. Iš kitos pusės, iš kitos. O. Korsetą suvarstyti į skylutės. Nuo viršaus prasideda, jeigu skylutės, o man jau pradėjo. Ai, visur greičiau. Jo, temp, kad... Nu, tu vokščiu kaip gert nori. Duokit nuo to, kai vandens. Nu, tai vaisienis pazuoja. Jis šiandien viską, ne? Pripratus prie princesių korsetų. Jeigu jau įvirino man ten tą karūną į kaukolę, jau nebejaučiu, tai čia tuo labiau. Visko dabar yra. Labiau tu matytum įsimėlint suknelę. Pagėlim biškį išpiekė dabar tiek, truputėlį bent. Blemba, Nes nes nori vienam tavęs, paparacinį viską aš norėjau irgi Tai tavęs ateik, į kadrą. Kas? Ramiai, dabar tegu visas aplink tave šokinėja. Kaip ir norėjai. Dėžutė prie veidrodžio, Kristina. Išėjau. Turiu gal. Ir čia iškilo. Kaip gražiai. Čia yra už to sienuko. Palauk, dar. Dar batelių nesegiau. Dar. Kojytė. Jeigu iš kadro, kad netrukdyčiau. Mauk. Greitai čia reikia žinok, nes aš turiu jau varyti. Gerai, super. Puokštė, mano pala, puokštė. Gerai, gal pasiruošiu. Tai žiūrėk, pradėk pasirauti su jais, gerai? Nusišypsokit. Jau. Ar jūs sutinkate vesti Viktoriją ir ar tvirtas jūsų sprendimas įregistruoti santuoką? Taip. Gerbiama Viktorija, ar jūs sutinkate tekėti už Richardo ir ar tvirtas jūsų sprendimas įregistruoti santuoką? Taip. Ačiū. Atsižvelgdamas į jūsų abipusį sutikimą tuoktis,
ir sutinkamai su civiliniu įstatymu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius 2024 metų gegužės 25 dieną registruoja, gerbiamieji, jūsų santuoką. Gerbiamieji Ričardai ir Viktorija, savo sprendimą įregistruoti santuoką prašome patvirtinti parašais. Simbolių. Ir pasveikinkit vienas kitą. Įteikdama santuokos sudarimo išrašą, noriu palinkėti jums, kad jūsų gyvenime būtų daug šeiminių jubiliejų, kad jūs švęsdami savo santuokos sidabrinės, auksinės, deimantinės vestuvės galėtumėt pasakyti savo pareigą vienas kitam, savo tėveliams, savo liudytojams. Yra mano močiutė dar yra, jai 90 su viršum. Nori būti vyresnė šeimininkė, neskubėkit gyventi. Tai va, nu, ačiū labai, kad atvykot. Nu, taip, nu ką, dabar reikia naują. Ar tau išeina su viena rankyte? Nu, šaunuolė. Oi, kaip. Labai Arnis irgi žiūri savo, kas dekoravo. Aš? Nu, pašokam su Vergam pavadavau. O, wow. O, wow. Nu, erzina mane ta delegacija. Kaip gerai. Aš neradau savo tablečių, tai mėgojau tą tablečių, gal 4 valandas tikrai pamėgojau. Nu, bet žinai, normaliai. Šiandien damušiau rytą. 3 dienas geriau šampaną. Jo, lipam. Nuplovė mašiniuką, kad neišteptum. Oho.
Nu, davai parodom, kaip mes lipam gražiai su šitais visais šokiais. Opa. Susirinkam. Gerai, jau. Va, supakuojam. Va. Ir druska pasitikti palaiminimą gavusius savo vaikus. Mėly jaunavedžiai, imkite duoną, pabarstykite ją druska, suvalgykit ir užgerkite vandenį. Duona tai maisto ir gėrybių simbolis. Dar padarom tiek garso jaunavedžiams. Nepavydėk. Ji nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nepalaiko neteisybės ir su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visą ištveria, visą pakelia, viskuo gailisi ir viską myli. Nes meilė niekada nesibaigia, aplodismentai tiesai. Tebūnie ši jūsų meilė vienas kitam niekada neužblėstų.